Sveiki gyvi lietuviško futbolo mylėtojai, jei šiandien Kaune Žalgirių mūšis top lygoje, tai Vilniuje nemažiau svarbios rungtynės tarp dviejų stipriausių šiuo metu moterų futbolo komandų mūsų šalyje, tarp daugkartinės čempionės Šiaulių Gintros ir Vilniaus MFA Žalgirio MRU komandos. Čia mes vadovaus dvikovai, vežėjas Elizabeth David, jos perdavimas į priekį, nuošalės nėra, Sandra Dugbe, rezultatyviausia lygos žemų darbelis, įžaidžiamas kamuolys, Lazdauskaitė, jos perdavimas, Amy Johnson, Romanovskaja, kairėje pusėje, visai neblogai rungtynių pradžioje atrodo, kuri dabar yra Gintros žaidėja, bet yra atstovavusi Vilniaus Žalgiriui, Sandra Dugbe, jos perdavimas ir buvo galima nefiksuojama pražanga čia ir Johnson viena dabar prieš Mikuckytę, jos visada pademonstruoja originalų šokį ši ukrainietė, dabar pavojingas epizodas. Žengia į aikštę, čia perdavimas pavojingas Pevreviznik ir krašte jį gali žaisti vieną prieš vieną, tą sėkmingai daro ir techniniais sugebėjimais Šupelytė perima kamuolį, pavojingas perdavimas į baudos. Po tokio gynybinio laiko, kai tą bandė daryti žalgirietis, jos irgi žaidė geriausią atkarpą, Sandra Dugbe, jos kompensuos laiko prie... Į kraštą, koks Teresas Reidas, viską labai užtikrina 35-40 metro pražangų buvo daug, tiesiai darė į 29-asis Laura Kubiliūtė, iki 31-asis čia sukurti epizodas, jūs dabar pažiūrėkime žalgiriečių komandos išpolis, Dugbe labai pavojingas perdavimas į ją. Lazdauskaitė, jos smūgis! Taip pavyko įsilaikyti su kamuoliu ir ataką pradėti Kenidzen. Čia nėra nuošalės, Justina Blaževičiūtė ir kamuolys vartuose. Sužaidus 7, ji muša įvartį ir dabar, štai ir geresnis kėlinėje kairėje pusėje. Į baudos aikštelę pavojingas perdavimas, komanda žaidė rungtynių pradžioje, dabar galbūt šansas Sandra Dugbe, labai daug varžovių, vis tiek smūgis ir Lugala prieš Johnson, kelis kartus, Elizabeth David nėra išnaudojama visai ir Romanovskaja, dar kartelį žaidžia per Kristiną, šios Ičiūtė, pavojingas išpuolis, kamuolys baudos aikštelėje ir dabar jis rieda ima. Geras perdavimas, Ugnė Lazdauskaitė baudos aikštelėje. Čia daug geltonais marš galimybės kuo greičiau žaisti kamuolį. Perdavimas pavojų. Viešinius iš Šiaulių taip greit į žaisto kamuolio, Darija Mikuckytė. Dabar labiausias Ugnė Lazdauskaitė. Sugeba perimti kamuolį, jie dabar prieš Blaževičiūtę, viena prieš vieną, įveikia Žalgirio kapitonė varžovės, smūgis į vartus, jas perdavimas ir vėl tiksla šiaip, jeigu manęs klaustumėt, ir Kristina Pevreviznik. Perdavimas į baudos aikštelę, pavojingas baudos aikštelėje. Smūgis labai pavojingas. Neleidžia pastarai judėti. Perdavimas į vartų aikštelę, labai pavojinga. Dugbe, jos smūgis ir... Kad prisimins epizodą, čia Šupelytė ir ji užsidirbo. Tai matosi, kiek jėgų atidavė ji. Čia geras perdavimas ir čia 11 metrų baudinys. Nepavyko išvengti ir čia jau reikia. Kągi smūgis ir 1-1. Sandra Dugbe muša 11-ąjį įvartį šiame sezone. Minutė lygina rezultatą, įspūdingas žalgiriečių šokis. Turbūt turėtų būti laimėtoja, bet jeigu yra... Paskutinioji liečia kamuolį prieš arbitrui skelbiant šios dvikovos pabaigą. Tikrai geros, tikrai įdomios, permainingos, nenuspėjamos.
čempionato lyderių rungtynės tarp MFA Žalgirio MRU ir Gintros baigėsi lygiosiomis 1-1.